Klausau. Labas. Labas. Raminta. Nu. Ką veikė? Prie kompo. Super. Aš irgi buvau prie kompo, bet su draugais nutarėm, kad nebesidėsim prie kompo. Nes kompas akis gadina. Kaip tu? Ką? Kaip tu? Kas čia toks kalba? Marius. Mariukas. Kas? Mariukas. Koks? Iš 11 B. Nu, o tai iš kur gavai mano numerį? Gavau. Nes norėjau gauti. Aš visada gaunu, ko noriu. Žinau, iš kur gauti. Nu, ir kas yra? Ne, tiesiog kažkaip aš nepatikėjau, žinai, ir man tokios paskolos pradėjo eiti, visi šneka, žinai. Aš kažkaip, matau, kad tu esi kaip ir normali mergaitė, graži tokia, bet visi šneka, kad tu naudoji vibratorių, tai dabar norėjau išsiaiškinti, ar teisybė ar ne. Nu, šiaip tai ne. Tu man įrodyk dabar, kodėl ne. Tai kaip tau ir... Tai kaip man dabar patikėti, pasakyk. Man pasakė, 5 žmonės pasakė, kad tu naudoji vibratorių. Tai yra nesąmonė ir tiek. Nežinau. Tai ne... Man tai vienodai, pavyzdžiui. Aš tai žinau, kad tai yra netiesa. Aš irgi noriu tikėti, nes tu man patinki, supranti, bet jeigu, pavyzdžiui, išeitų tokia kalba, kad tu naudoji, tai tada man tu nepatiktum. Tai kaip nors įrodyk, aš nežinau. Pasakyk, ką nors gražaus. Aš nieko nesuprantu seni. Seni, aš nesenis. Koks senis? Sakai, nesuprantu seni. Ne, sakau, aš čia nesuprantu, kurie čia esi. O ką tu dabar? Ką prie kompo veiki? Vat. Kaip nors, tai kažką, nenorėtum susitikti su manim. Tu žiūri prie kompo gal pornografiją? Ne. Įrodyk, kad nežiūri pornografiją. Kaip man tikėti dabar, aš, pavyzdžiui, per telefoną. Tai galvok, Kažkas ten murkė, tai gal sakau, žiūri. Kas? Katė, mano. Katė. Bet, tikrai, jeigu tu, pavyzdžiui, ir vibratorių, dar pornografiją žiūri, tikrai negalėsim draugauti. Ką tu čia nusišneki? Ką čia nesąmonė? Aš... Bet jeigu tu pažadėsi, kad nebežiūrėsi, tai draugausim tada, gerai? Ką? Kuo? Kokias dar čia? Ne, pažadėk, kad tu nebežiūrėsi daugiau pornografijos ir tada mes taip draugausim, gerai? Jeigu aš net nežiūriu, tai tada gerai, draugaujam tada, gerai? Nežinau, aš nelabai tada. Kodėl? Tai ką, žinau, Jeigu tada nelabai, o kada tada? Pavyzdžiui, aš tavęs net nemačiau gal. Tai koks skirtumas, tai per SMS-us mes taip draugausim? Ne, gal. Kodėl? Ką žinau? Aš tau gražiai parašysiu ryte per pietus. Nežinau. Nuvarysim bulkučių pavalgyti. Aš visiems sakysiu, kad turiu panelę, gerai? Ne. Kodėl? Raminta, tu man patinki. Aš myliu tave. Gerai? Ne. O kodėl? Tokias nesąmonė šneki dar ir po to sakai, kad patinki irgi. Bet aš tave myliu. Aš tave labai myliu. Ir mylėsiu visada. Ką tu čia nusišneki? Būk mano, davai draugaujam. Davai bent jau e-mailų draugai būnam tada. Ką? Aš net... Nori aš tau save nuogą atsiųsiu? Ką? Ne, šiaip man nereikia draugo. O tu nenori mano, kad aš tau atsiųsčiau savo nuogų nuotrauką? Ką tu čia nusišneki? Raminta, jeigu mes draugautume, pavyzdžiui, tai tam per vieną ten šalygatvę kitam, žinai, kad nesim. Ir eitumėm į gatvę. Šitos. Nuveščiau tave į kiną. Arba iki savo sklepą. Esi buvus sklepe? Ką? Esi buvus sklepe? Pas mane nebuvai. Patiko? Jeigu tu čia norėjai, tu čia kažkas pasamdė, tai paskambint dar. Tai pasamdė rimvydas. Bet už dyką. Ką?
FM. Labas, tave trukdo radijas, tu Zip FM iš Vilniaus, radista Jonas ir Rolandas. Kaip laikais? Visos maklis ant Rimvido metamos. Jo. Ramintėlė tau skambina radistai Jonas ir Rolandas, kaip ir Rolas jau pasakė, mes šiek tiek su tavim pašposavom. O Rimvidas tavo, kaip suprantu, nežinau, sakė, tavo draugas, ar ne? Bet jūsų keliai prieš metus susiskyrė. Tipo, Rimvidas mano klasiokas? Nu gal, nežinau. Mes nesekam jūsų. Anyway, Gero vakaro. Ate. Taip, padarė ir linkėjimai tau.